Sveiki visi. Video pradžia yra nuo Lietuvos pradedam. Tai grįžom į Lietuvą. Reikalai. Kompaktui reikia sudėti sėdynės. Turiu 2 sėdynės. Rekaro elektrinės, tai sudėsim sėdynės. Ir taip pakrapštysim. Tai pirmas reikalas nuo kompakto. Nusiimam agurkų plėvelę, nes uždengta, kad vakumuotųsi ir gerai augtų. Ir ką, toliau pradėsim judėti prie sėdynių. O iš tikro, kam dedu šitą paklodę, todėl kad, ką žinau, kažkaip nenoriu, kad paskęstų mašina dulkėse, tai vis tiek nuo dulkių apsaugo. Pagrindė tai nuo dulkių, kad nuplauni, palieki ir viską, žinai. Grįžti, nusiimi plėvelę ir viso, nei jinai braižo, nei ką. Plius jinai kiaura vėjui, orui, tai nešunta. Tai viso, va, nusiimi gražiai plėvelę ir turim naują mašiną vėl. Nereikia nieko daryti. Tuoj parodysiu. Ledas, čia viskas ledas. Va taip. Ką, mesim sėdynės, kad turėtum kur sėdėti ir žiūrėsim, ką toliau daryti. Pažiūrim, kaip čia viskas veikia. O, rida viskas tvarkoj. Taip, įsijungiam šviesą. Jau pamiršau, kaip čia viskas daryti, va taip. Seniai kurta, bet easy. Matau, apšvietimą reiks patvarkyti, nes šita pusė nežiba. Aha, nieko tokio. Čia įmesim ledukų porą. Gerai. Turim Rekaro sėdynės elektrinės. Tai laikinai į kompaktą įsimesim, nes dabar tuščia. Kompaktas paruoštas, susijungsiu elektrą, pliusas minusas ir viskas. Kol kas bus taip, tai ką, iš karto susimetam ir žiūrim, kaip čia viskas atrodys. Viduj nieko nėra ypatingo. Tuoj parodysiu. Tai tiesiog iš provodkės pliusas prie pliuso, į sėdynės minusas prie minuso. Ir aš padaręs, kad elektra veiktų paspaudus sėdynių šildymą. Nežinau, ar iš to su šildymu, bet man tas pas čia laikinai, tai laikinai susidedam, kad turėtum ant ko sėdėti. O vėliau bus kitos sėdynės jau nupirktos. Parodysiu už poros dienų. Susijungiam. Susiizoliuojam. Viso, čia po sėdynę. Sėdynė pati į savo vietą. Ir viskas vyksta pas mane taip. Pajungiu degimą, pasijungiu šitą ir sėdynė automatiškai veikia. Labai gerai. Nu ką, valandėlių sūdinos rankos, bet ne tik sėdynės sudėjau. Taip, sėdynės sudėtos, visai tvarkingai, čia viskas atrodo, elektra, viskas veikia. Nu, bet ir kompaktas nusirengė, kaip sakau. Nuėmiau poslenkščius, nuėmiau spoilerio tą flipą, liko dar splitteris, gal nuimsiu. Diffą nuėmiau. Žodžiu, kad mašina būtų vos nestok, nežema jau aukšta, nes reiks padažinėti turbūt mašiną, patvarkyti, tai nenoriu, kad būtų skrečiantų kažką. Parodysiu, kas man nepatinka. Stovėjo mašina, persidažė, viskas buvo, va. Tai parodysiu, va, sutrūko kapotas. Aišku, kybišką kapotą. Špakliavo čia, reiks kapotą keist, dėl šito dalyko man nepatinka. Tai kapotas persidažys, dar porą minusiukų turiu, perdažyti reikia. Yra difuzorius, va čia trūkęs, reikia perdažyti, žodžiu, reikia tokių pridažymų padaryti, bet šį sezoną ramiai. Turiu tų darbų milijoną, akim 6 laukia. Tai kompaktas va taip va. Nu, pasivažinėsiu, bet į parodas nevažiuosiu ir taip jau išaugau iš parodų. Atsibodo ten pastatytą mašiną ir vaikščiot visą dieną. Ir lauk, kad kažkoks
Atsiprašant, grybelis įvertins tavo mašiną, kur supranta, nesupranta jisai, tai žodžiu. Ką, šokam kitą kadrą, žiūrėsim, kaip čia viskas toliau darysis. Nu ką, šiandienos reikalai, parodys, kaip kompaktas atrodo. Kompaktas atrodo nurinktas. Tai nėra difo, nėra poslenkščių. Visas purvinas, nes vakar buvo biški lakstyta. Nėra spliterio, bet kol kas paliekam taip. Va, o šiandienos planai, tai reikia primatuoti BBS RF. Uždėsiu ant galo, ant priekio, pažiūrėsiu kaip fitmentas, tada vešim poliruoti ir jei man patiks, tai gal dėsiu jau kitus ratus. Tai nežinau, šitais dar net nepavažinėjau, bet gal noriu kitų ratų. Tai va ką, uždedam ratus ir važiuojam. Dar va vienas liūdnas žmogus garaže laukia. Ką, imam raktus ir montuojam. Kodėl sakėte, aš tave iškirpsiu? Neiškirpsiu aš tavęs. Va taip va gyvena mechanikų žmonos. Žodžiu, tokie reikalai sudėjus. Galas, manau, kad gerai. Dar nusileisim ant kulvių, bet gal jau čia jau net. Jau čia riba. Tai čia klausimas, ar nereiks mažinti. Priekis, žiūrim į priekį. O priekis išlenda, manau, kad išlenda. Ką, nusileidžiam ant kulvių ir žiūrim, kaip čia atrodys viskas. Nu ką, nusileido. Išorė gerai atrodo. Kaip čia būtų. Čia, manau, su padanga irgi gerai būtų. Bet priekis išlindęs. Okei. Vykdom vakarinį side questą. Gavau žinutę, kad mano sėdynės beveik padarė. Tai važiuojam į Kauną, pažiūrėsim. Tai tu parodys, kokias sėdynės nupirkau ir ką iš jų padarėm, bus jos į kompaktą, nes raudonos pereis į KM6, kompaktas buvo tuščias, dabar matėt, sudėjau kompaktą Rekaros elektrinį, bet nenoriu aš tų stokinių. Tas parduosiu turbūt, arba pasiliksiu kažkam, nežinau, techui ir kažkam. O važiuojam, pasimsim kitas, tu parodysiu, kas per dalykai. Sulakstėm į Kauną, grįžom jau realiai 12 beveik nakties, bet turėjau pasimti, tai parodysiu. Nupirkau per skelbimą M2 sėdynės. Realiai 700 buvo, susiderinau 6 PM, nupirkau ir iš karto įsiunčiau į Kauną. Radau vieną bičiuką Facebook'e, jau ne pirmas man sėdynės perdaro, tai ką jis padarė, tai elektrą, kuri buvo ant sėdynių, padarė į mechaninės. Tai, kai padaro į mechaninės, tada galiu dėti į kregždės, KM6 ir panašiai, nes jei nori sudėti su elektra į 36, KM6, niekaip ten nesiriša moduliai, pajungsi sėdynę, jinai padirbs 10 sekundžių ir įsijungs. Tai va, žodžiu, nupirkau sėdynės nematęs, realiai dabar pirmą kartą gerai ir matau šias, tai ženkliukai tvarkingi, jie pasijungia, kad žibėtų, tada žiūriu, kad pusiau
Alcantara su raudonu siūlė, juodos, labai gerai. Ką reiks pasidaryti tik tai? Praplatinti skylutes kairėje pusėje ir prie bėgelių privirinti po kilpą, kad tilptų į 3/6. 3/6, 4/6 tas pas, tai va žodžiu pasidarysim ir į kompaktą bus sėdynės, nes dabar tos sport size. Ką, kompaktas jau užkondensuotas, pravažiavau, pasidžiaugiau, agurkų plėvelė ir ką sustiksim vėl kažkada, kai grįšim. Sėdynės irgi įsidėsiu, sustvarkysim ir kompaktas bus dar dailesnis, dar planuose raudonus diržus turbūt pasidaryti, į raudoną mašiną, juodas salonas, raudoni diržai, tai bus labai cool. Parašykit, ką manot apie tokį modą. Taip, tai sėdynės žiauriai lengvos, žiauriai jos patogios man, jau ne pirmos sėdynės, tai aišku, competition, kai būna su skylėm, tai iš viso pasaka, bet kaip dabar, tai bus super. Toks race mode. Tai va, kol kas tiek. Šoksim to iki. Šiandien pradėsim vlogą nuo kitos vietos, esam Vilnius auto show. Tai pažiūrėsim, ko gero yra ir apskritai, ką gero lietuviai turi. Va iš karto pirmas eksponatas. Taksi, replika iš filmo. O. MK. Nice. Super nice. Truputį superkarų. Lambo levelė dengtas. Clean. Kitas. Įdomu, Lietuvos čia ar ne Lietuvos? Lietuvos. Kem 6. Super clean. Karboninis visas. Levelė. Atrodo kaip tikras karbonas. Einam prie mano svajonių automobilio. Kažkada, kada nors, kai kainuos jie dar daugiau. Nice, žiūrėkit. Ferrari Testarossa. Super clean. Ir salonas raudonas, kosmosas. Tos formos. Max. Va čia suprantu, kad Max. Iš automuziejaus, aišku. Tos formos. Dar porą aparatų, kurie mano nuomonė šitoj salėje yra top 3 max. Nu, ne top 3, bet į topus įeina, tai šitas Mersas. Super ir tobulas. Ir šalia jo stovi RVD Porsche'as. Super wide. Viskas tvarkinga, ratai platus. Nice. Iš tikrųjų, realybėje atrodo daug geriau negu fotkės ir panašiai. Nice. Turim į ką lygiuotis su body kito reikalais. Negalvoju, kad toks platus realybėj. Pusė nuvalyta, pusė ne. Porą mašinų iš Alytaus, kurios atrodo top. Tai Nissanai. Max pinigų priinvestuota, matosi Max. Vaivorykštė, brangių dalių. Nice, super clean. Va, čia seriukas.
Reikia ratų būtinai. Va, Kulis, Max, Clean. O čia suprantu. Turbūt netikra Alpina, bet viskas čia labai gražu. Splitai. Nice. Kulis tikrai top. Toliau turim E30. Nu, čia pastatytas tvarkingi visi realiai. O, čia RS-ai, splitai. Labai gerai, man ratai patinka. Galėtų dar palangę labiau žibėt. Bet taip tai nice. Ratus reikia poliruot, šaiką reikia poliruot ratus, tai baisiai. Bet įdomiai, atrodo įdomiai. Bet aš už tai, kad jei pastatai mašiną į parodą tokią, nu tai blemba, išsipoliruokit iki veidrodžio bent jau. Nu čia mano advaisas. Aš bent jau nelabai mėgstu važiuoti net, jeigu neišpoliruota. Ypač jeigu ratai su palangė. Smagu pažiūrėti, kas čia ką turi, bet dalyvauti yra nesąmonė. Atvaryti, pastatyti mašiną ir kai ją eina, visi čiupinėja ir tu jei nori, kad jos nenuspardytų, turi sėdėti prie tos mašinos 2 dienas, tai nesąmonė. O ypač pastebėjau, vaikai ir panašiai eina, čiupina, liečia, lipa. Ne. Aišku, kam reikia dar pragyventus show-offus, bet aš tai net nebenoriu į show-offus. Noriu mašiną naudoti pagal paskirtį, o ateit pažiūrėti į kitas mašinas. Pavyzdį. O ten stovi savininkas ir visi kiša nagus ir liečia ir jisai taip toks neramus. O ten va savininkas ir va čia moteriškis čiupina, kiša nagus, tai va taip ir būna. Man irgi nepatinka, jei pastatai mašiną, eina vaikai liečia, čiupina, tai nieko gero. Kas čia per markė? Klausimas. Tai aš galvoju, kad čia matys žmonės. Individual project or with... Amerika nusipirka. Šiaip daug 100 gabalų. Jį parduoda. Wow. Ką? 3 minučių ir viską realiai apėjom. Ar vertas bilietas 16 eurų? Nemanau. Yra pora aparatų gerų, bet taip tai. Jo, yra kokie 10 mašinų. Wow. O tada visas kaip ir visuose renginiuose realiai. Pafilmuosim Hot Wheelsus dar. Visko yra. Va, žiūrėkit, tekiam 6, 110 eurų, va čia yra legenda. Viso, parodą apėjom per 30 minučių. Moteris sakė, kad neverta, taip? Norgi didesnė, geresnė. Žiūrėkit, va, aparatas stovi. Net neparodoj. Va. NGG 336, nice. Splitukai, viskas, salonas, nu va, nuostabu. Ir tiketas yra. Tai va. Nu, Litexpo, tai nuvylė, bet ką darysi, čia Lietuva. Geriau sumokėkit 25 eurus, atvarykit į Norgę, į Oslą rudenį, į Oslo Motor Show. Ten 4 didžiulės futbolo salės ir ten daug įdomiau ir tikrai geriau. Tai va, nu ką, pamatėm, užteko. Ne? Ką, važiuom valgyti ir gana čia. Baigiam vlogą, manau, čia. Sustiksim kito karto, paspaudžiam like, kažką parašom, prenumeruojam ir toliau renkam Kem 6 arba kažkokią kitą mašiną. Žiūrėsim.